Pigiausia nakvynė Zalcburge, bookingas man vakar siūlė už 150 eurų. Bet kadangi mano suvalkietė žmona man nakvynę įleidžia tik tai 70, tai akivaizdus pasirinkimas kempingas. Tai atvykęs į Zalcburgą vakar, apsistojau kempinge, čia prie miesto pakrašty. Labai simpatiškas jaukus kempingėlis, labai keista tokių privačių namų kvartale. Su baseinu, su šiokio tokiu baru, labai tokia nebloga infrastruktūra, sakyčiau. Iš Čekijos vakar startavau anksti, apie 9 ryto, užsidėjau navigaciją link Zalcburgo ir tokiais krašto keliukais patraukiau link Austrijos. Na, keliai vėlgi smagus, vingiuoti, kalvoti, vis kalnų daugėjo, tai taip visai įdomi tokia kelionė buvo. Pradėjo daugėti labai motociklistų, kurie irgi panašu zuja pirmin atgal keliautojai keliauja. Ir per kokį gerą pusdienį, kiek ten kokias 5 turbūt valandas, aš iki to Zalcburgo ir atsibeldžiau. Nu, Austrija nuo Čekijos skiriasi jau gerokai, tai yra aiškiai matosi, kad sovietinio palikimo čia tiesiog nebūta. Kadangi jeigu, sakykime, Lenkija ir Čekija, tai man pasirodė daugiau tokios agrarinės ir žaliavinės šalis, sakykime, žemės ūkis ir kasyklos, tai čia jau yra tokia Austrija, tokia pridėtinės vertės valstybė, tai yra visai kitokios ganyklos, jau fermos visai kito lygio ir matosi ir infrastruktūra, keliai, nu, viskas, visa galva jau aukščiau negu tam tokiam postsovietiniam pasaulyje. Iš tikrųjų skirtumas, nors ir, kaip sakykime, tos sovietizmo nėra daugiau kaip 30 metų, skirtumai vis dar akivaizdus. Nu ir aišku, ten daugiau slaviškas pasaulis, čia jau toksai germaniškas ir architektūra kita ir mentalitetas galbūt kitas žmonių. Tai va, Zalcburgas. Atvykau į Zalcburgą, apsigyvenau kempingę, pasistačiau palapinę ir nieko nelaukęs šoviau į miestą. Nulėkiau į Zalcburgo centrą. Pasistačiau motociklą, labai čia faina motociklam galima parkuotis nemokamai ir yra labai daug vietų, kur galima tą padaryti. Ir nuėjau į Mocarto aikštę, prasėjau, užsikėliau funikuliarium į Zalcburgo pilį, ten apėjau visas ekspozicijas, apžiūrėjau, prisidariau nuotraukų ir nusileidęs vėl į aikštę, suvalgiau skanią vakarienę restoranėlį senamiestį ir grįžau į stovyklą. Na, stovykloj jau tokia ramybė, dar čia pabendravom su kaimynais truputėlį ir griuvau miegot. Tiesa, vakaras buvo tvankus ir karštas, tai užsikloti teko drėgnų rankšluosčių, kad būtų šiek tiek vėsiau. Na, o vidury nakties pradėjo lyti. Tai palapinė mano labai gera, visluoksnė, neperšlampa, viskas ok. Bet ką su jie daryti šlapia, dar kol kas nežinau. Dabar atsikėliau, papusryčiavau. Išsiveriau kavos, pavalgiau ir dabar galvoju, ką čia man daryti. Greičiausiai vis tiek niekur čia nesidėsiu, reikės pakuotis tą palapinę, kiek jais nusipurtysiu, užsidėsiu drėgmę atsparius rūbus ir šausiu jau link Großglocknerio kalnų į Alpes. Na ir žiūrėsim, kas čia man šiandien seksis, kur aš čia šiandien nusibelsiu. Nusimato įdomi diena. Prognozė rodo, kad po pietų tas lietus išsisklaidys ir turbūt bus jau smagiau. Tai va, sekit toliau naujienas. Ačiū visiems, spaudžiam patinka, spaudžiam dalintis, jeigu norite gauti pastoviai atnaujinimus iš mano šitos kelionės. Ačiū visiems palaikantiem morališkai ir sėkmės mums visiems ir gero savaitgalio. Iki.